Labame ryte metas pozityvioms naujienoms, o džiaugtis tikrai yra kuo. Lietuvos kurtieji sportininkai šiais metais turėjo rekordiškai gerą sezoną, kurio metu nuraškyta net 17 medalių pasaulio ir Europos čempionatuose. O apie darbų grįstą sėkmę ir perspektyvas Labame ryte papasakos Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas. Labas rytas. Labas rytas. Tai pirmiausia, žinoma, sveikinimai Lietuvos kurčiųjų sportininkų bendruomeniai, labai smagus, džiugus pasiekimai. Kokiose sporto šakose tie medaliai buvo nuraškyti? Pradėsiu nuo vyrų krepšinio pasaulio čempionate. Sidabro medaliai buvo iškovoti, toliau pasaulio badmintino čempionatuose, orientavimas į sporto, lengvosios atletikos, orientavimosi ir graikų romėnų imtynės sporto šakose. Labai džiugu dar kartelį. Kas jūsų manimų lėmė tokius gerus rezultatus būtent šiais metais? Iš tikrųjų, tai visų pirma norėčiau padėkoti Lietuvos švietimo mokslo ir sporto ministerijai, nacionaliniai sporto agentūrai, rėmėjams, kurie prisidėjo prie kurčiųjų sporto plėtros, finansavimo. Iš tikrųjų, tai lėmė tas, kad ir biudžetas buvo gan didelis. Galėjom investuoti į trenerius, į mediciną, į geresnės sporto bazės, sąlygas, išvykas užsienio stovyklas, taip pat padidintos stipendijos mūsų sportininkam. Ir manau, viskas tai susidėjo ir į gerą pusę taip atsisuko. Džiaugiatės sąlygomis kurtiesiems sportininkams, ar galima Lietuvą lyginti su kitomis šalimis, kaip mes atrodome pasaulinėme kontekste? Pasaulinėme, gal galėčiau pasakyti daugiau europinėme. Europinėme, tai iš tikrųjų mes esame top 5 pagal valstybių požiūrį į kurčiųjų sportą, į finansavimą. Tai gan stipriai stovim. Ar tuos sportininkus reikia kažkaip šiandien pritraukti, ar reikia juos motyvuoti ir jeigu reikia, tai kaip tą darote? Na, stipendijas minėjote. Apie stipendininkus. Ir apskritai, kaip padedate sportininkams? Iš tikrųjų, tai dabar susidomėjimas kurčiųjų sporto, sakykime, bendruomenė yra gan didelis. Labai daug vaikų teiraujasi, kur sportuoti ir kur galima tą daryti, kuriuose miestuose. Iš tikrųjų, tas susidomėjimas išaugo. Tai mums dabar tenka iššūkis, kaip viską sutvarkyti savivaldybių lygių, nes kiekvienose miestuose yra kurčiųjų bendruomenės ir mes stengiamės ir skatinam bei bendradarbiaujam, kad tęstų sportus tos visus. O kas tai sportiniai motyvacijai šiuo metu trukdo? Ar kurtieji sportininkai susiduria ar su psichologiniais, ar su fiziniais barjerais, kur dar galime pasitempti? Iš tikrųjų, kaip sakau, aukšto meistriškumo sportininkai, kurie mūsų sportininkai gauna stipendijas, tai jie kaip ir jau tokių barjerų nebeturi, nes jau jie skaitosi profesionalūs sportininkai, o mėgėjai, kurie nori iššokti į aukštą meistriškumą, tai barjerų tikrai yra tokių iššūkių daug. Visų pirma, komunikacija, nes ne visi treneriai gali dirbti tą darbą. Taip pat nėra kai kuriuose miestuose užtikrintas jų sportavimas. Ta prasme, kad galėtų sportuoti, ten taip toliau. Tai tas iššūkis yra ir šiuo metu dirbam, kad būtų geriau. O kalbant apskritai ne tik apie sporto lauką, bent daliai kurčiųjų sportininkų pakovoti tenka tikrai ne tik varžybose, bet ir bandant integruotis į visuomenį, į darbo rinką. Kur čia dar yra ką taisyti jūsų manimu, kad ta integracija būtų sklandesnė ir sėkmingesnė? Jeigu kalbam apie darbo rinką, iš tikrųjų mūsų kurčiųjų bendruomenė daugiausiai dirba
tokiuose fiziniuose darbuose, tai reiškia fabrikai, gamyklos, parduotuvės, ten, kur nereikalingas yra komunikacijos. Iššūkis norėtųsi, kad dirbti tokius prestižinius darbus, vadybinius, tai čia irgi šitoj vietoj dar reikėtų daug diskutuoti ir spręsti problemas. O ar iš sporto kurtieji šiuo metu gali išgyventi, nes žinoma, ne apie kurčiuosius sportininkus kalbant, tokių pavyzdžių yra begalė, gausybė, kaip yra su kurčiais? Kaip ir minėjau, nuo praeitų metų yra padidintas stipendijas. Iš tikrųjų, tai tas ir lėmė rezultatus, nes sportininkas gali išgyventi, gali pasiruošti čempionatams, tai gali. Kaip, taip reziumuojant mūsų pokalbį, matote kurčiųjų sportininkų ateitį? Atrodytų tos šviesos ir optimizmo tikrai nemažai ir apie finansavimą, ir apie rezultatus kalbant, bet jeigu taip susumuojant, kokia ta ateitis jūsų akimis? Iš tikrųjų, tai ateitis yra nusimato gera, bet kaip ir minėjau, kad trūksta savivaldybių indėlio į kurčiųjų sportą, kad tęstų veiklą, kad jaunieji turėtų visas sąlygas sportuoti viskas. Jeigu taip iš tikrųjų susisuks visas ratelis, tai manau, kad ateitis gera bus. Aš, žinoma, to labai linkiu, pats irgi esate nuraškęs ne vieną medalį ir pasaulio, ir Europos čempionatuose, krepšinio aikštelėje. Ar sugrįžtate dar į tas triumfo akimirkas bent kartais? Iš tikrųjų, tai labai smagu prisiminti trumpo akimirkas, džiaugsmo. Iš tikrųjų, tas įdėtas darbas buvo, mūsų rinktinė buvo tikrai tokia, sakyčiau, auksinė. Nes mes viena šeima kaip kumštis buvom ir dėl to viskas mums taip sekėsi. Labai Jums ačiū už pokalbį ir dar kartelį, žinoma, visokiojopos sėkmės ateityje. Lietuvos kurčiųjų sporto komiteto prezidentas Edvinas Kriūnas, su juo pasidžiaugėme rekordiškai geru Lietuvos kurčiųjų sportininkų sezonu, net 17 medalių Europos ir pasaulio čempionatuose iškovota. Likite kartu su Labu rytu, po akimirkos naujausios žinios.